Apie super maistą vis dažniau išgirstame kalbant ne tik žmonių mityboje, bet ir kalbant apie augintinius. Tačiau dar toli gražu ne visi žino, kas tai yra ir kokių tų ingredientų reikėtų ieškoti. Dažniausiai sutinkami super maisto ingredientai tai būtų čija sėklos, medetkos, kokosų aliejus, taip pat goji ir acai uogos ar žalioji arbata. Šie ingredientai labai naudingi tuo, kad turtingi vitaminais ir mineralais ir yra labai naudingi jūsų augintinio sveikatai. Kodėl būtent maistas su šiais ingredientais yra naudingesnis? Taip yra todėl, kad, pavyzdžiui, žalioji arbata veikia antibakteriškai, taip pat padeda kovoti su blogu burnos kvapu ar streso simptomais. Tokie ingredientai kaip medetkos veikia prieš uždegimiškai. Acai uogos yra turtingos vitaminų C, E, A, taip pat omega 6 ir 9 riebalų rūgštimis, kurios labai gerai veikia mūsų augintinių imunitetą. Taip pat imunitetui naudingos ir goji uogos. Čija sėklos yra turtingos kalciu ir skaidulomis, kurios labai naudingos yra augintinio odai ir kailiui, o kokosų aliejus padeda išlaikyti žvilgantį kailį ir sveiką odą. Taigi, pagal tai, kokią naudą norite suteikti augintiniui, dėrėtų rinktis atitinkamus ingredientus turinti pašarą. Šis pašaras dar ir labai naudingas tuo, kad jo galite rasti skirtingoms amžiaus grupėms, todėl nereikės keisti pašaro augintiniui augant ar senstant. Taip pat šeriant augintinį reikėtų atsižvelgti ir į sveikos mitybos formulę, kurios 80% sudaro sausas pašaras, iki 12% konservai, iki 5% skanėstai ir iki 3% papildai. Subalansuota mityba labai svarbu ne tik žmogui, bet ir mūsų augintiniams, todėl kad labai didelę įtaką jų gerovei ir sveikatai daro būtent jūsų pasirinktas pašaras.